Tėvystė praktiškai. Sveiki, mėly žinių radio klausytojai. Eterija laida Tėvystė praktiškai, ją vedu aš Renata Cikanaitė. Ir šiandien mūsų svečias Vaidas Arvasavičius. Sveiki, Vaidai. Labą dieną. Jūs esat konsultantas ir psichoterapeutas ir taip pat esate tėtis, taip? Taip, tiesa. Aš jūs pasikviečiau į laidą šiandien pakalbėti apie paauglius, kur teoriškai kažkaip viskas ten kaip ir suprantama, kad tai naujas gyvenimo tarpsnis, kur mes ieškom savęs, atsiskiriam nuo tėvų, svarbu duoti erdvės, bet tuo pačiu ir išlaikyti ryšį, žmonės nori augti, savęs ieškoti, bet tuo pačiu taip pat reikia kažkiek vis tiek ribų šeimoj. Ir vat praktiškai dažniausiai visa tai virsta tokia makalynė ir mes ten nieko nesusigaudom. Tai čia dabar apie ryšį ar apie atsiskyrimą, čia dabar apie laisvę tyrinėti ar apie kažkokias tai ribas namuose. Tai ar jūs pats jau auginate paauglius ar dar vaikai jaunesni negu paaugliai? Aš 2 paauglius jau išauginau iki suaugusių vyrų. Aha. Vienam 26, kitam 23. O trečias mūsų pagrandukas 11-metis, tai jisai paauglėjantis. Taip, tai labai gerai, nes tada turėsit praktinių žinių. Tai vat, gal papasakokit, kaip jums sekasi pačiam namuose, na, tas teorinės žinias taikyti. Čia kaip batsiuvys be batų, ar ne? Iš ties nėra taip paprasta, kaip vadovėliuose, kad rašo, tai tiesa. Ir tas nepaprastumas kyla ne dėl to, kad vadovėliuose, knygose rašo lyg ir netiesą ar neveikiančius būdus bando mum pateikti ar metodikas. Ne dėl to. Dažnai sunku yra pritaikyti žinias dėl savo paties, mano, kaip asmenybės, kaip asmens, kaip individo, tam tikrų specifinių elgesio modelių, įrašų, pasaulėjautos, pasaulėvaizdžio, nes aš esu irgi asmenybė susiformavusi kažkokioje tai aplinkoje, su savo tėvais, auklėtojais, mokytojais ir bendramžiais. Ir tai, kaip vaikas elgiasi, jisai sukelia manyje tam tikras reakcijas, kurios dažnai būna netgi, ne taip stipriai su kontekstu vaiko elgesio ir susijusios. Tai su kuo aš galinėjuosi dažniausiai, galinėjausi, dabar galinėjuosi su mažyliu savo, tai aš galinėjusi ne su vaiko emocijomis, emocinė raiška, ne su jo ten pagarba, nepagarba, norais, nenorais, aš galinėjuosi su savo reakcijomis į tai. Nes ką aš mokausi, ką aš treniruojuosi daryti, mano profesija tai leidžia daryti, kadangi aš savo, kaip sakyti, šitame esu nuo ryto iki vakaro, nuo vakaro iki ryto, aš treniruojuosi matyti vaiką kaip atskirą pasaulį, kaip žmogų, kuris vystosi, bręsta, jisai žiūri į pasaulį savo akimis, jo emocinė visa raiška susijusi irgi yra su santykiu, su pasauliu. Ir ko aš stengiuosi nedaryti ir ko nedarau įprastai, tai neneigiu nieko. Neneigiu to, ką vaikas mano, kaip jisai mano, kaip jis mąsto, kaip jis jaučiasi. Neneigiu jo savijautos, kad jinai neteisinga būktai, arba čia per daug nervuojas, ar per mažai. Ir pirmas tas žingsnis tai yra tas, kaip jau banalu turbūt, bet visi apie tai šnekam, tai yra priėmimas. Tai yra supratimas, kad tas žmogus, jis auga ne man, jis auga savo. Bet aišku, kad aš neatsisakau vaikui pakomentuoti, ką aš manau apie vieną ar kitą įvykį, ar jo poelgį kažkokią, ar jo nuomonę, bet aš nebruku savosios nuomonės kaip teisingos. Aš jam sakau, kad aš galiu pateikti alternatyvę. Tai vat su paaugliais bendraudami mes, aš manau, jau geriau pateiktume tai, ką mes sakom, ką mes norim paaugliui papasakot, paaiškinti, kad pateiktume tai kaip alternatyvą jam, o ne kaip absoliučią tiesą, kai mes vaikui 3 metų aiškinam. Ten, žinot, ten dar ne alternatyva. Ten vaikas jis turi tiesiog kaip mokytis gyventi šitam pasauliu. Paauglys yra truputį kitoks amžiaus tarpsnis paauglystė. Ten jau yra ir savos nuomonės, ir savų požiūrių. Jie mus gazdina, jie mus šiurpina būna. Mes matom, kaip vaikai negalvoja apie ateitį, jie visiškai nedisciplinuoti.
valgo bet kaip, miega bet kaip, nesitvarko kambarių, mums atrodo tas chaosas juos tiesiog pražudys. Bet mes pamirštam vieną dalyką svarbu prisiminti. Ir kai aš primenu, kartais apima nuostaba. Paauglystė nėra tas metas, kai mes galim auklėti vaiką. Auklėti, mokyti, įrašinėti modelius elgesio įvairiausius, ten kaip ten mes jau moksliškai, jeigu pažiūrėsim. Vaiką mes jau užauginom, kaip čia, ne vaikas negelė, bet jau išauklėjom, jau viskas padaryta. Kai vaikui buvo metai, 2, 3, 5, ten prieraišumo teorijos, ką jos kalba ten ir taip toliau, tas emocinis atliepimas, sureikšminimas vaiko, ten pritarimas jam ir leidimas tą savo pajėgumą visą pajusti per savo tyrinėjimą pasaulio ir ribos sveikos ir taip toliau, tas autoritetingasis auklėjimo stilius, visa tai yra įdomu iki mokyklos. Po to irgi yra svarbos, žinoma, bet paauglystė, kai vaikui 12, 14, 15, 16, mes ten labai daug kažko naujo neįrašysim. Bet aš klausiausi jūsų ir dabar galvoju, taip, vėl, tai teoriškai čia viskas aišku, pasirašau po kiekvienu žodžiu ir po to galvoju, tai, dabar konkrečiai namuose, tai grįžtu namo, sūnus arba dukra, ten kambario durų geriau neatsidaryk, ten kita visai karalystė, gerai, galiu susitaikyti, čia erdvės, gyvena savo erdvėj kaip nori, bendras erdvės susitvarkom, o čia jo kambarys, gerai, bet jis tam kambarį ten nuolat įlindęs kažką ten, nežinau, ekrane, gerai, ir kažkaip dar tarėmės dėl ekrano ribų, nors neaišku, ar susitarėm, bet vis tiek taip noris gal paskatinti, išvesti iš to kambario, kažkaip bendrauti su gyvai žmonėm, bet vis taip atsiremiu į tai, kad čia virsmas į savęs ieško, ir po to kita ekstremali situacija, kur, nežinau, vaikui staiga vieną dieną susivokiam, kad jam iš tikrųjų reikėjo pagalbos ir staiga tada visi sako, tai kur jūs kaip tėvai buvot visus tuos metus ar ten mėnesius, kaip jūs nematėt tų ženklų, taigi vaikas savo kambarį užsidaręs. Ir tu kaip mama ir tėtis, tau nuolat baisu, kad tu per daug laisvės duosi, baisu, kad per daug suvaržysi. Vat kaip tame išlaviruoti? Žiūrint, kame mes tą laisvę suteikiam vaikui.